Sveiki visi, kad žiūrite Balsas LT vaizdo konferencijas, artėjant rinkimams diskutuojame toliau aktualiomis temomis. Šiandien pasišnekėsime apie tai, kodėlgi vienu iš aktualiausių rinkimų kampanijos klausimų tapo minimali mėnesinė alga ir darbo santykiai. Pas mus studijoje keli svečiai, tai yra Liberalų sąjūdžio atstovas ponas Arūnas Štaras, Seimo narys nuo Lietuvos socialdemokratų partijos, tai ponas Algirdas Sysas. Sveiki. Ir Arvydas Akstinavičius, atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų sąjungą, jos pirmininkas ir koalicija už Lietuvą Lietuvoje. Tai žiūrėkit, pirmiausia, tada dabartiniam valdančiajam duodu klausimą, kaip čia taip išėjo, kad minimali mėnesinė alga tampa vienas svarbiausių klausimų ir viena iš aršiausių diskusijų temų. Kiekviena šalia kas daugiau, 1500, dar kažkiek, tai čia išeina taip, kad susiformavo Lietuvoje tokia situacija, jog visi orientuojasi į patį skurdžiausią visuomenės sluoksnį, jis dabar didžiausias pas mus po talentingų valdymų ir panašiai. Ne, tai mano įsivaizdavimo vyksta todėl, kad skaičių pasakyti yra labai paprasta ir lengva, jisai žmonėm krenta į atmintį ir kurį pasakysi skaičių didesnį, ar 1000, ar 1509, atrodo, kad tas žmogus labiau rūpinasi, teisingai rūpinasi tais vadinamais skurdžiau gyvenančiais, mažiau uždirbančiais ir todėl yra labai lengva žadėti tokius dalykus. O žymiai sunkiau yra pagrįsti, kodėl būtent vienas ar kitas skaičius ir iš tikrųjų kokią įtaką toks sprendimas, jeigu jį bus bandoma įgyvendinti, turės tai pačiai ekonomikai ir tiem patiems skurdžiai gyvenantiems. Pone Sysai, kaip jūs galvojate, jūs irgi dabar čia buvot vienas iš tų, kur sakėt, kad reikia kelti. Tai jūs dabar sako, kad jūs tiesiog norit rinkėjams patikti, tai dabar kaip čia išėjo? Apie tai aš kalbu ne prieš rinkimus, apie tai aš kalbėjau dar 10 ir 11, prašiausiai vadovaukimės ekonominė logika. Jeigu darbo našumas auga, pelningumas auga, o darbo užmokestis mažėja, tai kažkas negerai Lietuvos ekonomikoje. Tai už tai ir tvirtinu, kad šiandien jau pavėluotai padidinta šiek tiek minimali alga. Tai, kas bus padaryta nuo naujų metų, aš tikiuosi, kad tikrai bus padidinta bent iki 1000 litų. O 1500, sako Viktoras Uspaskich, jis sako, ir sako, atsistatydins, jeigu nebus. Jūs ką sakot? Tai man labiausiai patinka iš visų pasiūlymų, tai daugiausia + 100. Yra tokia versija. Daugiausia + 100, nes kažkas yra pasiūlęs 1900. Ne, aš šiek tiek moku skaičiuoti ir buvau komiteto pirmininkas 6 metus, todėl aš žinau, kaip tai daroma, ko galima pagrįsti. Aš matau paprasčiausiai kaip ekonomistas, būtent darbo našumas didėjo ir buvo vienas geresnių ES per krizę Lietuvoje, bet tuo pačiu metu ir realusis ir tikrasis darbo užmokestis mažėjo Lietuvoje. Va čia yra paradoksas. Už tai, kad lietuvaičiai geriau dirbo, darbdaviai jiem mokėjo mažiau. Jau šiandien tie patys ekspertai, kurie dar prieš metus sakė, kad minimumą didinti negalima, nes tai gali bombikė būti, šiandien jau patys mato, kad dėl tokios minimalios mėnesinės algos Lietuvą paliko kvalifikuotesni darbuotojai ir šiandien didžiausia problema darbuotojų gerų arba bent normaliai dirbančių darbuotojų stygius. Supratau, pone Akstinavičius, žvilgsnis iš už parlamento ribų, kol kas, kaip ten yra. Pas jūs irgi programai parašyta berods, kad viešajame sektoriuje negali minimali alga skirtis nuo didžiausios 7 kartus, ar daugiau nei 7 kartus, kažkas panašaus. Taip, neturi būti daugiau negu 7 kartus, tai civilizuotam demokratiniam pasauliu ir taip yra. Aš vieną tokį pastebėjimą papildomai, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad oficialiai skurdo rizikos lygis Lietuvoje yra virš 1000 litų. Tai tada nesuprantama, kaip minimali mėnesinė alga nesiekia skurdo rizikos lygio. Tai aš mūsų įsitikinimu vienareikšmiškai, kad minimali mėnesinė alga, jinai turi būti lygi oficialiam skurdo rizikos lygiui. Tik tai dar vieną tokį pastebėjimą, ką ir mūsų statistika skelbė, ir ką užsienio ekspertai paskelbė, tai jau buvo balandžio gegužės mėnesį šių metų, tai kad verslas iš tiesų augina lašinius. Toks terminas yra naudojamas, bet nematom, kad kiltų darbo užmokestis, kad būtų investicijos ar būtų didinami atlyginimai. To nėra. Tai tada klausimas, kodėl tai pyksta. Tai yra nenatūralus procesas. Dabar tada iš kitos. Koks iš jūsų nuostata yra tokia, koks yra skurdo rizikos lygis, tokia turi būti minimali mėnesinė alga? Bent jau taip. Pone Sysai, kiek jūs žadat minimalios mėnesinės algos? Mes dar praeitų metų lapkričio mėnesį su profesiniam sąjungom 4 opozicinės partijos Seime pasirašė susitarimą, kad atėjusi valdžia nuo sausio 1 dienos turėtų būti
1000 litų. O įstatymuose, kurias teikiam dabar Seime, buvo siejama su vidutiniu darbo užmokesčiu, kad tai sudarytų pusę vidutinio darbo užmokesčio. Žodis liberalams, kurie padeda verslui augintis lašinius, kaip teigia socialdemokratai. Nu, čia yra daug vaizdingų pasakymų galima pasakyti ir aš galėsiu pasakyti vieną kitą vaizdingesnį, tačiau kokia čia yra esmė? Ar iš tikrųjų tas skaičius, ar 1000 būtų, ar ta minimali mėnesinė alga 1000 litų, ar iš tikrųjų išgelbėtų tos žmonės, jeigu jiem iš tikrųjų būtų galima mokėti. Jeigu būtų mažesnė dar už 800? Kad, sakysime, radikalūs padidinimai, jie ženkliai ir ryškiai ir neigiamai atsilieptų smulkiam vidutiniam verslui, ypač veikiančiam provincijoje, kur jie tikrai negalės mokėti tokios algos, turės arba atleisti tos pačius žmonės, arba stabdyti, mažinti veiklą, tai čia yra nebejotina ir tuo atžvilgiu iš tikrųjų ilgai vyko tos diskusijos, ar reikia didinti, net ir nuo dabartinio. Pone Štarai, aš nedinau Aušra Maldeikienė kaip ekspertė ekonomistė ir sako šitą, kad verslas, kuris negali žmogui mokėti 1000 litų, jis turi bankrutuoti, nes tai ne verslas. Parazitas. Palaukit, žiūrėti, koks verslas yra iš tikrųjų labai įvairių verslų, yra labai įvairių sąlygų ir nereikia žiūrėti čia iš sostinės kažkokio tai dramblio kaulo bokšto atsisėdus, vertinti visus kitus, kad jie turi būtinai pasiekti tokį lygį ir mokėti tokias algas. Mūsų požiūrį, liberalų sąjūdžio požiūrį, mes rinkimų programą absoliučiai apie mėnesinį atlyginimą minimalų nepasakom ne vieno žodžio ir mūsų pagrindinis akcentas yra, mes turime didinti apskritai ekonomiką, turime kurti darbo vietas, o štai jau tose sukurtose darbo vietose, pastatytose naujose gamyklose ar ofisuose, ar kur jau darbdavys susitars su darbuotojais dėl kokios algos, tai iš tikrųjų spręs, o ką jie ten tokio gamina. Nes įsteigti įvairių pseudo įmonėlių, kuriuose būtų mokama mėnesinė alga, kam? Nes aš kolegų norėčiau paklausti, iš tikrųjų, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie darbą, kas tai yra? Tai yra kažkokia socialinės rūpybos funkcija, kuri turi vietoje pašalpos žmogui mokėti tą 1000 litų ar panašiai, tai mes turėsime priešingą efektą. Tada pono Ekstinavičių, jisai iš Seimo ribų jis rečiau šneka, negu jūs ponas jisai paskui tada. Tai dabar, sako, kam dabar kurti tas kažkokios dalykas, vienodas sąlygas, jeigu kur nors dusetose verslininkas jis gal negali tiek užmokėti už tai, kad žmogus karutį pastums per kelią. Tai nepamirškim elementaraus dalyko, kad minimalus mėnesinis atlygis tai yra ne tik tai ta prasme tas atlygis fizinė piniginė prasme, bet tai yra ir požiūris į žmogų. Tai dėja šitoje vietoje dabartinė valdančioji dauguma demonstruoja ne patį geriausią požymį. Toliau nepaslaptis, kad pakėlus minimalį mėnesinį atlygį, tai būtų tam tikra viena iš galimybių truputį sumažinti ir tuos vadinamus vokelius ir dalį pinigų išimti iš šešėlių. Trečias momentas tai yra tai, kad visgi mokesčių našta yra pas mus netolygi. Tai didžiausia našta visgi veža tie smulkieji ir balansuojantys. Koks blogas tada Viktoros Paskich pasiūlymas? Tai štai sumažinam sodrą, sumažinam GPM, pakeliam iki 1500, viskas atsipirks, visi gyvens turtingi. Tai Viktoros Paskicho šitas išsakytus žodžius aš reikėtų įvardinti vienu žodžiu, tai yra absurdas. Tai jeigu pradėsim įgyvendinti, ten pasipatį galai nesusiveda, tai čia jau... Bet jūs panašiai, ką tik pasisakėte. Tikrai ne taip pasisakiau, o ten Uspaskicho pasiūlymai tie visi, tai yra taip, reiškia, ar valstybė bankrutuotų per 111 dienų, ar per 1111 dienų. Tai štai klausimas, galbūt jis to ir siekia, kad valstybė bankrutuotų, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad visgi mokesčių našta tai turi gulti ant turtingųjų. Tai yra ir fizinių asmenų, ir juridinių asmenų, o ant tų, kurie, reiškia, balansuojant socialiai. Priėjom klausimą, ponai socialdemokratai, dabar tiek kiti socialdemokratai, kurie buvo valdžioj. Vienas iš pagrindinių dalykų ir konservatorių programos... Tik dar vieną aš noriu mintį pastebėti, ką šitą valdančioji dauguma toj keikiamoj vadinamoj naktiniai mokesčių reformai buvo padarę gerą dalyką. Pelno mokestį padidino nuo 15 iki 20. Ar stambus verslas bankrutavo, tai dabar paskui, reiškia, su sekančiu biudžetu vėl grąžino. Kodėl? Jums visą laiką jūsų akmenį ir jūsų daržą ridena sėkmuo. Didžiausio ekonominio pakilimo laikais buvote valdžioje ir po jūsų, kaip sakoma, išdas buvo tuščias, o tos minimalios algos nepakilo, nei vidutinės ir panašiai, tai kaip dabar čia bus. Ir iš tikrųjų priėjom fundamentalų klausimą, kas ir kiek, kuris sluoksnis kiek turi mokėti, kokią pyrago dalį įnešti, kaip jūs įsivaizduojate tą pasiskirstimą. Tai aš dar norėčiau užbaigti minimalios mėnesinės algos dar tokią ir ekonominę naudą. Faktiškai šiandien Lietuva uždirba iš eksporto ir iš vidaus vartojimo.
eksportas, kadangi recesija yra visoje Europoje, jis yra sumažėjęs, šiek tiek kyla, todėl mes kažkiek atsigavimą grinai iš eksporto negalim gauti, todėl tas minimalus mėnesinis atlyginimas pakeltų vidaus vartojimą, kas iš dalies kurtų tas pačias darbo vietas čia Lietuvoje. Dabar kalbant apie mokesčių naštos pasiskirstymą. Taip, labai gaila, kad kažkada senai, kai viena partija turėjo daug balsų Seime ir galėjo priimti vienasmeniškai priimti sprendimus, tai buvo savo laikų konservatoriai, pradžioje LDDP, po to konservatoriai turėjo daugiau kaip 70 balsų, nors ir vieni ir kiti šneka apie nebuvo padaryta. Tai po to visur buvo koalicija. Galiu tik tai pasiguosti, ar nežinau čia, kaip paaiškinti, kad aš laikiausi visada nuoseklios pozicijos ir jau turbūt 14 metų registruoju progresinių mokesčių įstatymą, paskutinis atitinka visus kritinės pono Glavecko pastabas, jau nedarbo apmokėjimų, visom pajamom įskyrus pensijų, tai dabar jau prikipti nėra prie ko, tai paprasčiausiai jie atmeta. Pone, dabar liberalų žodis socialdemokratai pasišnekėjo, bet aš taip ir neišgirdau, kokį nuošimtį nacionalinio biudžeto pyrage turėtų sudaryti, kurios sluoksniai indėliai, kaip jūs galvojate? Be jokios abejonės, turtingieji visada moka, net ir pagal proporcinę sistemą jie moka daugiau, todėl kad jie uždirba daugiau. Be jokios abejonės dabartinė galiojanti Lietuvoje sistema, kur yra neapmokestinimas minimumas, pakankamai aukštas, galima diskutuoti ir kelti tą neapmokestinimą minimumą, kad žmonių kišenėse liktų daugiau pinigų, būtent tų, kurie mažiau uždirba, tačiau direktyviniais būdais nustatyti tą minimalią mėnesinę algą, tikintis, kad jinai tiks visiems regionam, visų rūšių įmonėm ir patenkins tų žmonių, kurie dabar dirba. O ne direktyvinės būdas, yra koks trišalė taryba? Mano supratimu, direktyvinio būdo tikrai nėra, nedirektyvinis būdas tai vis tik tai siekti kurti darbo vietas ir didinti konkurenciją. Tokiu būdu atsirastų pas mus ir tų naujų darbo vietų ir atlyginimai būtų mokami didesni, darbdaviai būtų priversti jos mokėti. Ne taip, kaip dabar yra. Gerai, iš tikrųjų. Kokio dydžio turi būti pelno mokestis, kad darbdaviai dabar jau sumokėtų jūsų nuomonę? Čia galbūt kalba eina ne tiek apie pelno mokestį. Aš manau, kad pelno mokesčių mes turime konkuruoti ar su Latvijais, ar su Estais, ar su Lenkais, ar kitom valstybėm. 6% mažiau. Aš manau, kad žymiai didesnė problema yra netolygumas mokesčių tų mokančių, sakysime, uždirbančių pajamas iš dividendo, iš turto nuomos, iš kitų dalykų, kur, pavyzdžiui, mūsų partijos programai yra pasiūlyta apmokestinti dividendus, taip pat kaip ir pelno mokestį 15%. Tai tada maždaug kartu kaip juridinis asmuo ar kaip fizinis asmuo, tu iš tikrųjų nerasi tų skilučių, kai dabar pasižiūri į daugybės kandidatuojančių į Seimą pajamų mokesčių deklaracijas, jie moka juokingas pinigų sumas dėl to, kad jie gyvena iš to savo kapitalo naudojimą ir kaip fiziniai asmenys uždirba milijonus, o sumoka kelius šimtus. Akcijas parduoda nulis. Tai aš vieną tokį pastebėjimą, čia mes susirūpinom smulkių verslų, iš tiesų reikia susirūpinti, reikia skatinti smulkų verslą, bet aš tik norėčiau priminti vieną dalyką. Šitos kadencijos vyriausybės pradžioje, dar esant ūkio ministrui Kreiviui, verslo skatinimui buvo berods skirta 3,7 milijardo. Tai jeigu dabar pasižiūrėsime, išnaudota yra apie 500 milijonų, o kažkur tai reiškia 3,2 milijardo maždaug pinigų yra įsūdyta. Įsūdyta jie yra bankuose ir bankai elementariai suka tuos pinigus ir daro bizniuką. Tai jeigu jau kalbam apie smulkų verslą, tai tuos 3,2 milijardų reikėjo mikrokreditais skirti smulkiajam verslui. Ir tada maždaug virš 100 tūkstančių įmonių būtų suteikta parama apie 25-35 tūkstančius lietų, tai jau smulkiam verslui būtų ženkli parama, jis galėtų, reiškia, atnaujinti kažkokias kepimo aparatėlius ir panašiai. Kad buvo galima tais kreditais atgaivinti ūkį? Be jokios abejonės buvo galima labiau, bet iš tikrųjų buvo pasirinkta krypties renovacijos, kuri dėja taip pat sėkmingai sužlugo, kaip ir tai, ką ponas Aksinavičius dabar siūlo ir ką aš girdėjau iš kitų socialdemokratų siūlymus, kad mes valdiškais pinigais tą renovaciją dabar padarysime, žmonėms nereikės ne tik į bankus eiti, bet net ir, taip sakant, gražinti tų pinigų, kurios valstybės... Atsibūdė ir renovuoti. Ne, reikės gražinti, neiškreipkit siūlymą. Ne, tas siūlymas yra toks, kad atseit mokėsite vis
tik tai pasirenovuosite, bet mokėsite už šildymą tiek pat, kiek ir iki tol mokėti. Tai faktiškai jūs nieko nepajusite, o štai iš tų surenkamų kiek laiko pajus? Nu, po kiek laiko? Po 10 metų, jeigu iš tikrųjų rimti projektai, nežinau, ar žmonėm atsibos tiek laukti ir mokėti didelius pinigus už tą patį, ką vardan ko darėm. Ne, mūsų projektai yra tam tikrą 10% žmonės. Aš labai abejoju štai tokių projektų, taip sakant, veiksmingumu. Aišku, reikėjo juos labiau skirti, tai ką kitas socialdemokratas pasakė, mažesnėm įmonėm. Bet va tai, kaip buvo pasakyta, nu taip jau finansiškai išdalinti tos 3 milijardus per porą mėnesių ar per porą metų, labai didelis klausimas, kaip ta būtų mūsų rinka absorbavusi tuos pinigus, ar iš tikrųjų, kuri dalis iš tų pinigų būtų nuėjusi. Renovacija be abejo yra skaudi tema, čia atskirai buvo diskutuojama ir dar manau, kad bus ir ilgai bus apie tai šnekama, kadangi čia vis tik tai milijardiniai dalykai. Tačiau mes kalbame dabar, pavyzdžiui, apie minimalią mėnesinę algą ir darbo santykius. Darbo santykių liberalizavimas, ponas Liberalė. Čia labai daug buvo tokių iečių laužoma. Vienu metu sakoma, kad galima padidinti minimalią mėnesinę algą, jeigu bus tuo pačiu metu kažkaip lankščiau reguliuojami darbo santykiai. Buvo kalba apie žodinės darbo sutartis ir panašiai. Tai dabar kokia yra jūsų pozicija šiuo metu? Nu, mūsų pozicija iš tikrųjų, štai šitoj vietoje apie mėnesinę algą mes nieko nenorime kalbėti, tai yra ne tas kelias, o štai santykių liberalizavimas, bet aišku, netoks drastiškas, kad bet kas su bet kuo ten žodiškai susitarė, už kampą nuėjo, persitarė. Bet iš tikrųjų reikia laisvinti šitą rinką ir čia mes turėtume žiūrėti į pagrindinį tikslą. Kam reikalingas tas darbas? Tai aš iš kolegų socialdemokratų labiau girdžiu, kad tas darbas yra reikalingas tam, kad žmogui užtikrinti jo būti. Tai ar jis ten gerai dirbs, ar jis produktyviai dirbs, ar jis pagamins produktą ar prekę, kurį galima parduoti. Mane, kai studijavau ekonomikos teoriją, mokino, kad darbas yra išteklius, kurį verslininkas perka tam, kad gautų savo pelną. Nu tai va, jūs irgi nueinate į tą marksistinę ideologiją. Ačiū už gerą klausimą. Mano įsivaizdavimu, darbas yra tokia žmonijos visuomenės sugalvota funkcija, kuriame turi būti pagaminami žmonijai reikalingi produktai ar paslaugos ir jie turi būti parduodami. Mes galime nueiti į kalėjimo kažkokią ten ar karinių dalinių darbo funkcijas. Tai, aš pasakiau, buvo Adomas Smitas, o ne Karlas Marksas. Yra kasami grioviai vien tam, kad žmonės užimti. Tai jeigu darbas yra įsivaizduojamas kaip kažkokia laisvalaikio ar to laisvo turimo laiko užimtumo forma, už kurią žmonėms dar turi būti sumokama, tai mes čia tikrai nieko šitoj Lietuvoje nepadarysime. Mes, jeigu norime išlipti iš šitų visų ekonominių krizių ir padaryti Lietuvą klestinčią valstybę, mes turime dirbti. Ir ne bet kaip dirbti, o taip, kad tas darbas būtų rezultatyvus. Tai dėja kolegos pripažįsta. Vieniems bus rezultatyvus, o kiti gaus gražius. Palaukit. O jūs įsivaizduojate, kad darbininkas ateinantis jis sprendžia. Jo darbas yra rezultatyvus ir jis, vadinasi, turi pasiimti savo didelį atlyginimą, negalvodamas, ar tas produktas, kurį sukūrė, bus kažkur parduota, ar sugrįš. Iš tikrųjų, galima suprasti poną Liberalą. Dabar, ką jūs siūlot, ponia Akstinavičiau, kad žmogus, pavyzdžiui, nešios akmenį iš kampo į kampą ir jūs jam už tai mokėsit daug? Aš jau pasakysiu seną socialdemokratinę tiesą, kad žmogui turi būti suteikta galimybė dirbti ir užsidirbti. Jeigu jisai blogai dirba, be abejo, kad jis tą darbo vietą praranda ir ne apie tai kalbam. Kitas momentas, tai kada tokie atlyginimai, tai klesti Lietuvoje išnaudojimas. Ir apie tai turim kalbėti. Ir kalbėti dar apie darbo santykių liberalizavimas, tai reiškia, dar bus padidintas išnaudojimas. Tai apie kokią liberalizavimą mes galime kalbėti. Kitas dalykas, kas yra, tai gerai, neduodam, suteikiam žmogui galimybės dirbti ir užsidirbti, tada mes mokam pašalpas, kompensacijas ir visus kitus dalykus. Tai šitoj vietų irgi pasiskaičiuokim, kas yra naudingiau. Ir trečią dalyką aš dar norėčiau akcentuoti tai, kad pati valstybė turi aktyviau dalyvauti ūkinėje veikloje. Tai turi būti kūriamos valstybinės įmonės ir taip kūriamos darbo vietos. Šiandien klesti monopolijos ar oligopolijos ir šitose srityse valstybė privalo įsikišti. Tarkim, reiškia, vaistų rinkoje, tarkim, benzino rinkoje ir taip toliau. Tai kodėl mes valstybės mastu nedarom užpirkimų? Jeigu valstybės mastu mes degalų rinkoje, vaistų rinkoje darytume intervenciją ir tai būtų daroma valstybės mastu, tai šiandien litras 95 benzino kainuotų apie 4 litus, tikrai litų pigiau per Klaipėdos naftos terminalą, o vaistų rinkoje valstybė gali tiesiogiai sutartį sudaryti su farmacijos
tomis kompanijomis ir vaistai tokiu atveju kainuotų maždaug trečdalį pigiau Lietuvoje. Socialdemokratas, tik tai iš kitos partijos, tai jūs, manau, kad beveik sutarėt su pono Akstinavičium, tai kodėl nedarėt, kai buvot valdžioje? Tai aš dar kada pasakau, kad tikrai dariau viską, kad tai būtų daroma, labai gaila, kad visada socdemom pagalbai buvo tie patys liberalcentristai arba liberalai, kurie tokius sprendimus stabdė. Nepaslaptis, kad... Tai kokio velnio eiti koaliciją, jeigu jūs tą koaliciją dirbate, kaip ten toj Krylova pasakėčiai, Vėžys, Lydeka ir Gulbė. Tai aš labai nenorėčiau vėl... Kas nors tegu įgyvendina savo programą. Ne, tai matot, priklauso nuo rinkėjų. Jeigu rinkėjai išrenka 10 grupių po 15 žmonių arba po 12, tai aišku, reikia surasti tam tikrus susitarimus, bet grįžtant prie tas, kas vyksta Lietuvoje, šitos temos, apie kurią mes kalbam, apie minimalų darbo užmokestį, aš džiaugiuosi, kad Lietuva atsirado knyga, ne lietuvių, o Polo Krugmano Pasiskaitykim, kaip įveikti krizę. Jau lietuviškai parašyta, kas vyksta šiandien kapitalistiniam pasaulyje, tiesiai šviesiai, sakykim, kaip vyksta pasidalinimas, kaip vyksta išnaudojimas ir kokie rezultatai bendra globalia situacija gaunasi. Neklausiu, Arūno Štaro, ar jis skaitė Polo Krugmaną. Tai siūlau paskaityti, tada gal diskusija bus lengvesnė. Tai vis dėlto tas darbo santykių liberalizavimas, tai kaip, kurioje sferoje liberalizuoti? Tai galiu atsakyti. Kaip visuota tą padaryti? Sudaryti galimybės laisviau kurti naujas darbo vietas, didelė dalim tai būtų ir steigimas naujos įmonės, tai tame tarp ir steigimas naujų darbo vietų. Dabar bet kurio verslininko jūs paklauskite, ar jis nori paprastai, taip, rizikuoti. Ir dažniausiai jis rizikuoja savais arba savo pasiskolintais pinigais. Kas tai yra? Terminuotos sutartys? Taip, tai yra ir terminuotos sutartys, tai yra žymiai laisvesnis darbo atleidimas darbuotojo. Tame tarpe yra lengvesnis atleidimas iš darbo, jeigu tas darbuotojas, apie kurį mes kalbėjome, prastai nešioja akmenis iš vieno kampo į kitą, negamina pridėtinės vertės, tai tokio darbuotojo reikia atsisakyti, nepaisant visų socialinių dalykų, kurie galbūt atrodo baisiai svarbus. O tuos socialinius dalykus iš tikrųjų reikėtų spręsti per socialinės paramos sistemą, kuri turėtų būti visiškai atsieta nuo darbo. Darbo kodeksas yra keistinas jūsų nuomone. Be abejo, jis yra per daug socialistinis, yra per daug ginantis darbuotoją ir sudarantis per mažai paskatų darbdaviui kurti darbo vietas ir uždirbti Lietuvai papildomas pajamas, uždirbti tiem patiems žmonėms papildomas pajamas. Kodėl leidžiate darbuotojams nepaisyti? Kadangi buvau darbo grupės vadovas, tai ir buvau net nušalintas nuo tribūnos tų pačių liberalų, kadangi jie pamatė, kad privačius ir viešus interesus supainiau, bet kai išėjo darbdavių atstovas išėjo pristatinėti tą darbo kodeksą, kurį visi peikia. Aš noriu priminti, reikia profsąjungos, kad tai labai liberalus ir neliks profsąjungų, o verslas, darbdaviai, didieji Lietuvos pramonininkų konfederacija, šaukia, kad jeigu šitas darbo kodeksas bus priimtas, tai visas verslas išvažiuos į užsienį ir Lietuvoje bus dykuma. Tai vat jau praėjo nuo 2005 metų, 2002 metų, jau 10 metų tam kodeksui. Jis buvo taisytas, bet vat girdžiu vėl pono liberalo kalbas, nes nepaskaičius, šiandien mūsų darbo kodeksas yra fantastiškai lankstus. Paklausykite ekspertų, kurie sako, kad per krizę mūsų kaip pavyzdį stato, visiems atlyginimus nukapojo, sumažino, atleido, nei vienoj šaly to neįvyko. Vienintelė Lietuva pensiją sumažino, nors tai ne darbo kodekso reikalas. Dabar žiūrėkit. Palaukit, ponė Sysai, aš dabar mes jums kaip profsąjungiečiai, mes manau, kai jūsų daržą. Žinot, aš taip patgi skaitom tas visas užsienio naujienas. Štai būna tokiu atveju, kad nori įsūdyti kokiai nors, nežinau, Lufthansos darbuotojams, pavyzdžiui, ten terminuotas darbo sutartis ar dar kažką. Ir įvyksta dideliai streikai, didelės problemos. Taip, skridau. Pas mus kas streikuoja? Skridau per Taliną paskutinį kartą, ne per Frankfurtą. Kada pas mus streikavo didžiųjų prekybos centrų arba statybos bendrovių darbuotojai? Kada buvo tokie niuansai? Aš, pavyzdžiui, neatsimenu. Atsakau, dabar Zarasuose streikuoja, mokytojai streikuoja. Mokytojai vėlgi viešasis sektorius. Aš dar kartą kartuoju. Paaiškinu. Kaip čia yra taip, kad profsąjungos Lietuvoje tokios silpnos? Ir ką gali padėti kodeksas, jeigu žmogus negina savo interesų? Arba linkia susitarti su darbdaviu? Ne, tai aš atsakau. Darbo kodeksas tikrai yra keistinas dalykas dėl streikų, nes paskutinis streikas privačiam sektoriui, tai yra Švyturio alaus gamyklos darbininkų
teisininkų streikas už savo didesnį atlyginimas baigė labai įdomių dalykų, kad teismai pripažino, kad alaus gamyba... Strateginė pramonė, supratau. Taip, yra strateginė pramonė ir be alaus Lietuva numirs. Tai kreiptas į Tarptautinę darbo organizaciją, yra pabarimai iš ten ir aš manau šitą nuostatą teismam reikia keisti, nes tai yra teismų praktika, nors teismai neturėjo priimti tokio sprendimo. Dar kartą, kadangi mes įdomiai diskutuojam, tačiau laikas atėjo prie baigos, tai po vieną trumpą repliką, pone Akstinavičiau, kągi jūs konkrečiai su ta minimalia mėnesinė alga ir darbo santykiais žadat, koks jūsų signalas rinkėjų, kurį dabar... Tai aišku, kad kalbėti apie darbo santykių liberalizavimą, tai reiškia tada sakyti, kad reikia didinti išnaudojimą, tai yra vienareikšmiškai Socialdemokratų sąjunga ir koalicija už Lietuvą Lietuvoje pasisako prieš, o minimali mėnesinė alga, aš jau pačioje pradžioje sakiau, kad jeigu skurdo rizikos lygis yra virš 1000 litų, tai ir minimalus mėnesinis atlygis taip pat turi būti bent jau tolygus skurdo rizikos lygiui. Dabar dar vienas momentas, tai visgi norėčiau pasakyti, silpniausia grandis yra tai, kad pas mus nesukurtas vidurinysis visuomenės sluoksnis ir kitas dalykas, tai yra smulkus verslas iš tiesų. Jisai yra vidurinysis visuomenės sluoksnis ir smulkusis verslas yra amortizatorius krizės sąlygomis. To Lietuvoje dėja nėra. Supratau, ponė Sysai, jūs ką? Tai aš jau pasakiau, kad minimalų atlyginimą tikrai mes didinsim, grįšim galbūt... Iki kiek ir kokiais etapais? Nuo sausio 1 tikrai turėtų būti 1000 litų ir jis turės būti. Aš manau, kad reikės grįžti prie to įstatymo, kurį aš buvau paruošęs, buvo priimtas, bet konservatorių buvo ir liberalų panaikintas, tai yra dėl infliacijos procesų supaprastinimo arba su amortizavimo, tai yra indeksavimo įstatymo reikės grįžti. Kitas dalykas, mes savo programoje aiškiai įsirašėm ir tikrai sieksim, kad nuo biudžetinio sektorio atsirastų kolektyvinės šakinės susitarimai tarp profesinės sąjungos, vat būtent stiprinant profesinę sąjungų pusę su darbdaviais, galbūt tada šitas praktika atsiras ir privačiam sektoriui, nes tada nereikės kalbėti ir apie minimalaus atlyginimo didinimą, jeigu bus šakiniai susitarimai šakose, tai jie ir nuspręs. Reikia alaus pramoniai 1500 ar ne? Liberalai, ką sako, kaip jie... Minimali mėnesinė alga, jūs sakėt, ne problema, čia ne apie tai kalba. Ne tame yra sprendimas ir jeigu vis tik tai įvyktų tas juodasis scenarius, apie kurį čia kolega papasakė, kad nuo sausio 1 jie čia didins iki 1000 ir važiuos toliau su didinimu, tai aiškiai mažės darbo vietų Lietuvoje, aiškiai bus žlugdomas smulkusis vidutinis verslas ir aiškiai Lietuva labiau grims į tą... Dabar jūs premjeras, tai ką jūs darot vietoj to? Mes liberalizuojame vis tik tai darbo santykius, skatiname būtent tų pačių darbo vietų kūrimus. Atvežam 300 vietnamiečių ir laosiečių. Jeigu lietuviai nenori dirbti, tai mes jiems pasiūlome surasti kitas darbo vietas tose šalyse, kur tokios išmokos yra mokamos nekeliant klausimo. Ir kaip aš iš vieno kolegos girdėjau, kad liberalizavimas tai reiškia išnaudojimas, tai aš galiu pasakyti, ar neliberalizavimas darbo santykių, arba tos minimalios mėnesinės algos didinimas, tai yra tinginių kastos auginimas. Tai liberalizavimas dar reiškia skatinimą mokėti vokelius. Deja, pokalbis baigėsi, rinkėjų valia rinktis, už ką balsuoti, kam ir už kiek dirbti, kurioje valstybėje dirbti ir panašiai. Sakoma, kad socializmas nugalėjo Kinijoje, tačiau žinome, jog būtent kinų darbininkai už nelabai didelę minimalią algą nemenka dalim prisideda prie to, kad klestėtų kitos valstybės. Taip kad, kągi, balsuokite.